kaip pavyksta suderinti šeimą ir darbą, kai tas darbas yra iš namų. Kai, žinai, čia skalbimo mašina ūžia, čia vaikas kažko tai užsinorėjo, čia žiūrėk liga kažkokia atėjo ar ne į svečius, čia maistą reikia gaminti, čia klientai. Kaip tau pavyko? Aš tikiu, dabar galbūt jau viskas pavyksta visai kitaip, nes yra įdirbis, kaip tu sakai, disciplina. Kaip tu pradžioj sugebėjai išlaviruoti? Buvo visko. Skambina klientas ir, pavyzdžiui, man vaikas įsikibęs į koją, jis iššaukia, kad noriu dabar mamos. Bet, aišku, man tas buvo periodas toks sunkesnis dėl to, kad dar nebuvo pratę žmonės prie to, kad va čia gali kažkas dirbti iš namų. Bet kai prasidėjo korona, tada visi užsiėmė už galvos, kaip mums dirbti iš namų, o aš tokia sėdžiu ir man jau juokas ima, nes jau pas mane yra struktūra sudėliota, pas mane jau vaikai žino, kada man susirinkimas, ką jie turi savarankiškai Mhm. padaryti. Ta prasme, taip yra kelias iki to, kol tu susidėlioji vis tiek kažkokią namuose discipliną. Mhm. Kad, nu, aišku, bet visko pasitaiko, kad ten, nu, ir turi ir į mokyklą išvažiuoti pasimti, ir kartais atšaukti tą susitikimą, visko būna, bet šiais laikais labai sąmoningi yra, bent jau tie klientai, su kuriais aš dirbu, tai tikrai labai sąmoningi ir mes pasiderinam, jeigu aš negaliu kažkada dieną, aš vakarais padirbu, tai Mhm. daugiau galbūt reikia pačiai savy susitvarkyti su ta kalte, kad kažko, sakykim, tą dieną nespėji ir su tuo priėmimu chaoso, kad, sakykim, kartais gali būti chaosas, tu tam nusiteiki ir tada, nu, kaip pati ruoši save, ką aš darysiu to chaoso metu. Galbūt aš tada iš viso paliksiu to 2 valandom ir nieko nedarysiu, bet aš žinau, kad po to bus ramus periodas ir aš tada padarysiu. Nes daug kas Mhm. kaltina save, kad oi, aš nepakankamai padariau ir tada gaunas chaosas plus kaltė, nu tada šakis. Nes matai, žinai, kai mes einam į kažkokią įmonę dirbti, ten yra griežtai apibrėžta darbo valandos. Ten neatitraukia dėmesio mūsų buities reikalai, visi kiti dalykai, ar ne? Tu esi kada skaičiavus, pradžioj, kai buvo, kiek valandų dirbdavo ir kiek dabar dirbi, iš tikrųjų, va, prie tų visų projektų. Aš produktyviau dirbu namuose, ženkliai produktyviau. Dažniausiai kaip fiziškai ir psichologiškai produktyviausias mano kokios 4 valandos yra dienoj. Mhm. Bet jeigu, nu, sakykime, pas mane miksuojas tie darbai, kartais labai tokie būna dėmesio, nu, Mhm. nereikia jiems. Tai aš taip pasidėlioju juos į tarpukus, kai vat, būnu pavargus šiek tiek ar kažką. Bet lyginant su biuru, aš tikrai daug produktyviau dirbu namuose. Geras. Tai labai smagu iš tikrųjų. O kaip yra, sakykim, va, su tuo stresu, ar tu susidūrei? Nes dažnai žmonės įsivaizduoja, kad jie, kai išeina iš darbo, samdomo, kad, ai, nebebus streso, lafa, gyvensiu ir žvengsiu, užsimsiu tik mėgstamą tą veiklą, ar ne? Ir kad man nereikės stresuoti. Bet iš tikrųjų, nu, stresas jisai pobūdį pakeičia. Ar Taip, buvo tau taip? yra, nu, tu visiškai tampi atsakingas už save, Mhm. klientam atsakomybę, bet didžiausias stresas yra tada, kai tu pradedi pats su savim kovoti. Kai pats prisikuri problemų ten, kur jų iš tikrųjų nėra. Mhm. Ir, nu, sakykime, nežinau, čia dabar į temą, ne į temą bus vienas pavyzdys, kad aš irgi galvoju, nu, vat noriu su tarptautinė įmonė dirbti ir mane kviečia rinkodaristė, bet man stresas kyla, nes aš anglų kalbos nemoku tiek gerai. Ir tada, ką, aš pati save į ribas įsistatau ir galvoju, ne, aš negaliu jums dirbti, nes aš tiesiog Mhm. esu nepakankama. Ir po to galvoju, bet palauk, bet ašgi galiu su vertėja dirbti, gal man nu, nereikia visko mokėti vienai pačiai. Ir tada sakau, ar jums tinka su vertėja, kad dirbsiu. Ir viskas ok, viskas tvarkoja. Ir tai vėlgi tas toksai, kaip mes patys prisikuriam tų stresinių situacijų, kad gal kiti net nu, nesureikšmina to, o tu pats įninkiai savo vidinius konfliktus ir tada
tada su Mhm. jais turi pats ir tvarkytis. Aišku, sunkiau dėl to, kad tu gal kolegai nueini, išsipasakoji, jeigu tu dirbi Taip. samdomam darbe, ten išsiplauki, koks blogas tas vadovas ar kažkas ir tau lyg ir palengvėja. O čia tu turi vis tiek daug dirbti su savim, dirbdamas Mhm. savarankiškai. Jo. Ir žinai, daugelis žmonių susiduria su va tuo savimotyvacijos problema. Nes tenai, tai žinai, yra terminai, užduotis, vadovas nuleido, užpakalį paspardė ir tu Jo. darai. O čia gi Jo. neprižiūri tavęs. Taip, ir neprižiūri, ir tu pats kaip ir atsakomybę neši, ten, kad ir 5 ar 10 kartų turi tikrinti, kad tikrai ji viską gerai padarėjo, tai irgi savotiškas stresas ir Mhm. tokie Kas tave yra. motyvuoja va labiausiai, ar ne, kai jau krenta tos rankos ir galvoji, ai, einu aš serialą pažiūrėti. Jeigu tau Na, tai bet būna. aš ir nueinu, jeigu man jau matau, kad reikia, tai nueinu, o šiaip tai. Nu, tokia, aš pasidarau karts nuo karto tokias sustojimo stotelės, kad apmastyti tą kelią, kurį praėjau ir Mhm. pasižiūrėti, kad galvoju, vat, buvo tada tas ir atrodo ten ir sunkiai ir viskas buvo, bet vat, praėjau per tas kliūtis, per tas klaidas, per kažką ir vat šiandien aš jau esu tokia. Ir man tada tokia motivacija kažkaip sukilo, galvoju, nu gerai, nusivalom prakaitą, tikslas yra, tai nu, pirmyn dar šiek tiek pažaiskim tą, vat, dar truputėlį paeikim aukščiau, pažiūrėsim, kas čia mūsų laukia už tų durų. Mhm. Gal, nu, kažkokios, aišku, ir klaidos laukia, kažkokie nauji dalykai laukia ir Mhm. va taip kažkaip save motyvuoji ir į tą Ne, priekį. aš tavęs klausau, Dovilė, ir atrodo, kad pas tave taip viskas lengva ir paprasta, ir ten toj galvoj taip taisyklingai susidėlioja tos mintis, kliūtis paversti resursu, kad pamatau, kad, o, ką galiu išmokti iš tos klaidos, kuri ką tik įvyko, arba netgi pasižiūrėti, kad jinai gal netgi naudingesnė buvo šita situacija, negu kad aš galvojau. Motyvuoti save, peržiūriu praeitą etapą, pasižiūriu, ką nuėjau, ką padariau. Realiai specialistai juk taip ir dirba su žmonėmis, ar ne? Sako, tu įsivertink, na, į tą kelią, mes to nedarom dažnai. Ir čia yra mūsų klaida viena iš didelių, ar ne? Nes mes nematom progreso dažnai savo tokiu būdu. Ir, žinai, tu žinai, kad reikia sustoti, savo duoti dėmesio ir taip toliau. Tu mokysi šitų visų dalykų, ar tai tau yra tiesiog įgimta? Kai pradėjau tą vat, virtualios asistentės darbą, iš tikrųjų man fokusas buvo visiškai nei pareigybės, nei statusą, nes kaip kiti, žinai, sako, tai bet tu marketingą dar gerai, kodėl tu vat, asistentė vadinies. Ne tame yra esmė. Man yra tikslas, kad kuo daugiau save pažinčiau, kuo daugiau vat, pagaučiau tas situacijas, kur aš esu dar silpna ir ką galiu, vat, kur tobulėti galiu. Ir man tada toks drive'as apima, kad galvoju, vat, tas visas procesas, tas vat, progresas, kad per tą visi geresnę savęs versiją. Ir realiai tas vat, 7 metų darbas, jisai ir davė tą rezultatą, kad per tam tikras Mhm. situacijas vis klydau, klupau, kritau, verkiau, stojau, sėjau ir vis tiek tą optimizmą tokį užsidedi savo ir pirmien. Bet ir optimistiškai kažkaip. Bet tai viskas, nu kaip tai yra kelias savęs pažinimo ir stebėjimo Ko ir darbas. mokeisi? Ar tu stebėjai kitus žmones, kaip tai daro? Ar tavo aplinkoje yra gerų pavyzdžių va tokių? Ar tu pas specialistus kreipėsi? Domėjaisi psichologija galbūt? E, taip, aš galvoju, kad kai mes esam pasiruošę, mokytojai visada ateina Taip. ir tikrai labai stiprių mokytojų turėjau ir turiu. Hmm. E, Bet nu, kaip daugiausiai per gyvenimą tu mokais, aišku, labai daug ir psichologinių knygų skaitau ir tai, kas vat, aš matau čia pas mane buvo tos problemos, tai ir tada dirbu su klientais ir galvoju, tai vat ir pas jų tos problemos. Aš jau žinau įrankius dar kažką, kaip čia jiem ne tik marketingą padėti, bet kad įvesti, kad ir jie irgi drąsiau jaustųsi, Taip. kad vat, tame kelyje. Aišku, čia toks užkadrinis darbas būna, kur jau savo patirtį irgi pritaikai paskui darbe, kaip motyvatorė, nežinau, kas čia dar nedrįstu, žinai, tokia vadintis, bet, nu taip, tai knygos, literatūra, nu man tiesiog labai smalsu ir įdomu, tai tas kažkaip savaime, taip pat Mhm. tyrinėjimas gauna.